Sveikas ir sveiki, su jumis ir vėl sveikinasi aš Ieva ir mano kolegė Rugilė. Sveiki. Šį kartą pas jūs sugrįžtame su dar vienu tokiu turinio analizės video. Pirmose video apžvelgėm apie tai, kas mūsų laukia mūsų socialiniuose Mhm. tinkluose, o šį kartą norim pažiūrėti šiek tiek plačiau į medijos pasaulį, tai pažiūrėti į filmus. Tikrai tų filmų įvairiausių yra ir dėja į filmus prasismelkia ne tik geri pavyzdžiai, bet ir blogi pavyzdžiai. Mhm. Tai šiandien jums pateiksime keletą gerų filmų, kuriuos rekomenduojam pažiūrėti, papasakosim, kodėl juos rekomenduojam pažiūrėti ir pakalbėsim ir apie filmus, ar gal net visą filmų žanrą, kurio šiek tiek nerekomenduojam arba rekomenduojam su tam tikrom įžvalgom žiūrėti. Su dideliu kritiniu žvilgsniu. Taip, taip. Stebėti, ko nedaryti. Mhm. Tai pradėkim. Rugilė, ar turi mums rekomendaciją filmų? Iš tokių gerų pavyzdžių labai rekomenduočiau, pati neseniai atradau tą filmą, nors jis yra pakankamai senas, tai yra Thelma ir Louisa. Tiesiog filmas tikrai apie seserystę, apie moterų viena kitos palaikymą, apie išsilaisvinimą iš netinkamų santykių. Tuo pačiu tai ir parodo, kaip tie netinkami santykiai gali atrodyti, labai daug aspektų apie socialinę izoliaciją, apie kontrolę, apie tokį nelygiavertiškumą santykiuose ir taip pat yra ir seksualinio smurto elementų, patirties ir panašiai, kas ta tema irgi tenai rutuliojasi, bet žodžiu taip, labai rekomenduočiau, nes tikrai toksai labai įkvepia tokiai moteriškai seserystei ir Taip. stiprybei, tokiai dideliai stiprybei ir laisvei. Taip. Sakoma, kad Thelma ir Luizai tai yra tokios feministinės ikonos visiškai, dėl to, kad Tikrai. tokiais užsiima gal vyrams būdingais veiksmais. Kažkuria filmuose. prasme tikrai Taip, taip. kai ką mes įprastai filmuose matom vyrus darančius. Ir Taip. šį kartą tai yra mūsų dvi herojės. Ir tikrai filmas labai gražiai narpliojo tą bendrystės svarbą, aplamai palaikymo svarbą ir netgi tą, manau, labai pabrėžia gražiai, kaip svarbu yra, kad žmonės tavim patiki, kad žmonės tave palaiko, kai tu patiri seksualinį Tikrai smurtą. taip. Tikrai taip. Tai čia vienas jūsų penktadienio vakaras jau suplanuotas su Thelma ir Luiza, puikia kompanija. Pasikvieskite į svečius. O aš rekomenduoju irgi ganėtinai didelę moterišką kompaniją jums. Tai yra filmas Mažosios moterys. Ir yra ir tokia knyga. Knyga labai ilga, bet tikrai galite ir ją paskaityti. O filmas Mažosios moterys pasakoja apie seseris, apie tai, kaip jos auga, apie jų kūrybingą vaikystę, bet ir tai, kaip užaugusios susiduria su labai skirtingais tikslais, norais ir iššūkiais. Ir man atrodo, kad filmas labai gražiai tą parodo, kad kiekviena mes renkame savo kelią ir kartais net jeigu ir yra šilti jausmai, net jeigu yra draugystė, meilė, tai kad tai ne visada reiškia, kad tai yra tas žmogus, su kuriuo tu turi būti. Tai kad ir tai, kad tau kažkoks žmogus netinka, irgi nereiškia nieko blogo apie tą žmogų, nes galbūt tas žmogus tinka kitam. Ir tikrai labai gražiai filme merginos renkasi tiek karjerą, tiek šeimos kūrimą, tiek meilės paieškas. Ir parodo, kad tikrai tie mūsų gyvenimai gali būti labai skirtingi, bet kiekvienas vertas pagarbos ir išsipildymo. Tokia tikra klasika, ne? Tiek kalbant apie knygą, tiek ir filmas, tai faina, kad jisai įgalina, įrodo tą klasiką. Tokia pasirinkimo laisvė yra ir tikrai labai gražiai filme herojai tarpusavį bendrauja, komunikuoja apie savo ribas, kurių iš pradžių nesupranta, galvoja, kad tai, kas man patinka, turi ir kitam patikti ir kovoja, kad tu turi čia praregėti, pamatyti tą tikrąjį kelią. Tačiau viso filmo eigoje yra mokomasi išgirsti kito žmogaus ir gerbti jo pasirinkimą. Tai tikrai labai, labai geras filmas. Būtent 2019 metų versija yra ir seniau pastatytas filmas, bet manau šiek tiek smagiau žiūrėti tą 2019 metų filmą. O jeigu norėsit ir dar daugiau detalių, tai tada skaitykit jau ir knygą ir nebijokit jos dydžio. Toliau mūsų rekomendacija, turim dar vieną, jeigu mes čia kalbam apie knygas, apie kažkokius tai kultinius filmus, ar ne, kaip Thelma ir Luiza, tai turim tokį nišinę rekomendaciją, tai olandų kūrybos dokumentiniai filmai iš Nyderlandų, žodžiu, filmas, kuris vadinasi Glamonės.
yra trumpametražis filmas, tik 15 minučių, bet labai šaunus dokumentinis filmas apie tai, kaip mokiniai išgirsta lytinio ugdymo pamokas, ar ne, kai ima raudonuoti, atrodo nepatogu apie tai kalbėtis, bet manau, kad ypač pas mus, kai apie tą lytinį ugdymą yra šnekama labai mažai, tai labai toks puikus filmas, kuris parodo, kad na taip, tie pokalbiai gali būti nejaukus, bet labai išlaisvinantys. Tikrai taip. Taip, kalbant iš tikrųjų apie tokį dokumentinį filmą, tai skamba kaip labai svarbus filmas, nes tikrai lytinio švietimo Lietuvoje tai apskritai labai trūksta, turim gyvenimo įgūdžių programų, bet aišku, kadangi mokytojas renkasi, kurią dalį gyvendinti, tikrai manau, ir pačiom mokytojom nėra jau kur rinktis ar ne tą dalį, tai didelė dalis to net nedaro. Tai gerai, kad turim filmų. Taip, Tai ačiū jau už rekomendaciją. Tai šitas filmas leidžia mums praverti Olandijos mokyklų, keletą Olandijos mokyklų duris ir pasižiūrėti, kaip ten vyksta ta lytinio ugdymo pamoka. Tai tikrai labai, na sakau, toks praturtinantis filmas. Ir kai tu supranti, kad ne tau vienam yra šiek tiek nejauku kalbėti apie tuos lytinius dalykus pirmą kartą, ir kitiems, tai labai labai normalizuoja tuos visus pokalbius ir labai lengvai gali praverti, na, šitą visą temos skrynę. Tai rekomenduoju ne tik namuose pažiūrėti, bet ir mokytojams, visiems švietėjams. Panaudokit klasės valandėlę, pažiūrėkit 15 minučių filmą, padiskutuokit ir tikrai bus labai daug naudingos medžiagos. Ir pabaigai dar vienas geras filmas, tai yra angliškas pavadinimas, man geriau skamba, Lady Bird, lietuviškai išverstas Boružė. Ir tai yra filmas apie jauną merginą, paauglę, kuri labai išbando savo ir tėvų kantrybę, ir savo laisvės ribas, ir savo svajonės. Ir šitas filmas gal nėra apie santykius, bet jis yra apie santykius, bet ne apie romantinius santykius. Filmas yra apie daugiau šeimos santykius, santykius su tėvais, tačiau jame yra ir romantikos, ir pirmasis kartas, ir pirmieji santykiai. Tai tikrai yra labai gražiai parodoma, kad, na, kaip svarbu, kad tavo ribos būtų priimtos ir kaip svarbu, kad tavo asmenybė būtų išgirsta ir priimta. Tai tikrai per visą filmą gali kilti įvairiausių emocijų, sekant pagrindinės herojės gyvenimą, matant, kaip jinai maištauja, nesiklauso, bet tuo pačiu labai labai ieško savęs ir kaip galų gale viskas išeina į tokią gražią istoriją. Per daug nenoriu čia išduoti filmo pabaigos, tai gal ties čia ir sustosiu, kad filmas baigėsi gražiai, bet reikia tos pabaigos išlaukti ir labiausiai atsiskleidžia, kad labai svarbu yra pagarba ir steigti erdvės ir tiesiog būti šalia, kol žmogus savęs ieško. Tai toks labiau filmas apie ribas, ne apie romantinius santykius, nors ir jų ten galima atrasti. Tai ribos yra vis tiek esminis dalykas, ar ne, kalbant apie bet kokios santykius, draugystės, šeimos santykius, romantinius santykius, tai manau labai aktuali rekomendacija, nes tikrai ribos yra būtent tai, apie ką mes pradedam kalbėti ir su jaunimo mokymuose ir bendrai tikrai labai svarbi tema. Tai vat turite keletą gerų filmų, kur galit pasisemti ir apie ribas, ir apie bendrystę, seserystę, palaikymą, apie išėjimą iš toksiškų santykių, ar ne, tiek dokumentinį filmą patyrinėti galite. Labai lauksim jūsų rekomendacijų. Tai būtinai komentaruose parašykite, koks filmas jums patinka, kur jūs manot, kokiame filme yra tų gerų įžvalgų, gerų pamokų. Bet kaip video pradžioje užsiminėm, kad yra ir nelabai gerų filmų, ar gal ir gerų filmų, bet su šiek tiek tokiom pasiklydusioms žinutėms. Tai kokie čia tie filmai? Turbūt tokių labai daug ir tada, aišku, čia dabar toks iš karto disclaimeris, nes kai pradedam kalbėti apie ko negalima žiūrėti, ne tai, kad negalima žiūrėti, bet kur yra daug blogų pavyzdžių, dažnai susilaukiam tokių tiek iš švietėjų, tiek iš jaunimo, galime ir iš draugų ar nesusilaukti komentarų, tai ką tada žiūrėti. Tai visų pirma, mes jau pateikėm geras rekomendacijas. Turit ką žiūrėti? Tai, bet ir iš kitos pusės, šitus filmus tikrai galima žiūrėti. Mes tikrai nedraudžiam jų žiūrėti ir nesakom, kad čia yra kažkokia tragedija, bet labai labai svarbu žiūrėti su kritiniu žvilgsniu ir taip pat jie gali tapti tokia labai gera diskusijos pradžia, ar tėvams su savo paaugliais vaikais, arba galbūt vyresniai sesei su jaunesnė sese, ar ne, bet kokiam kontekste, ar net tarp poros, tai gali tapti diskusija, ką mes šitam filme matom ir ką ar net tas Hollywoodas mums bando kaip suformuoti, ką parodyti. Tai turbūt labai tokia aukso kasykla tikrai yra 90-ųjų, ankstyvųjų 2000-ųjų filmai. Tai čia kadangi buvo toks savotiškas aukso amžius visom romantiniam komedijom, dramom ir panašiai, tai tikrai turbūt ten galėtume rasti.
Nu, vat koks tau ateina į galvą filmas? Man toks, gal čia netgi ir ankstesnis nei 90-ųjų Mhm. filmas yra Graži moteris, Pretty Mm. Woman. Ir tikrai tame filme na, labai pateiktas toks stereotipinis paveikslas vyro, ar ne, vyro Mhm. kaip gelbėtojo, kuris vat Mhm. moterį, kuri dirba prostitucijoje, jisai išgelbėja iš gatvės, apipila ją pinigais, bet tuo Mhm. pačiu ir labai stipriai ją kontroliuoja. Taip. Prašo jos keistis, keisti savo asmenybę, ne profesiją, sakykime, ar ne, jisai visų Mhm. pirma prašo keisti savo asmenybę, uždaro ją savo viešbučio kambaryje ir tikrai labai daug tokios kontrolės yra. Ir atrodo iš pirmo žvilgsnio tokia graži romantiška istorija, ar ne? Vat sutiko vyras su moterim, labai pamilo ir žodžiu, gražiai jie filmo pabaigoje kartu gyvena. Bet iš tiesų ta visa istorija filmo tai yra ganėtinai tokia Mhm. Taip, šypso. jeigu mes paimtume tai na, kaip faktą, kad turtingas vyras susitiko prostitutę, ją nusipirko ten savaitėje Taip, ar kiek, taip, ir čia iš to ar negaunas kažkokia labai romantinė istorija, tai netgi atrodo, jeigu taip mes matytume juodą ant balto, man atrodo, net nes, nu, kas čia iš to gali gautis, o taip, vat ar negausi kultinis, siaubingai romantiškas filmas, ar ne? taip, taip. Nes, na, tiesiog tas vaizdinis aspektas, gera Taip. režisūra, matyt, ar ne, turi tą Gera poveikį. daina. Gera daina, taip gražūs aktoriai, Taip, tai be abejo turi tą tokį visai kitokį poveikį. Ir iš tikrųjų toks visai įdomus faktas, kad labai pakilo prostitucijos lygiai po šito taip. filmo išleidimo Geras. Amerikoje, nes nu, tiesiog taip atrodė ta prostitucija kaip lengvas kelias, nes Taip, tu tokia susirasi. romantika. Taip, tu susirasi tiesiog turtingą vyrą, tau gal net ilgai neteks tenai dirbti ir Taip, viskas, taip. žodžiu, bus gerai. Tai, o, na, suprantam, kad ten tikrai tos romantikos labai mažai. Realybė netokia yra ir tikrai, o ten ta prostitucija ir yra pateikta kaip toks, na, lengvas vos Mhm. neuždarbis, kaip kažkokia veikla, iš kurios gali labai lengvai išeiti Taip, ir taip, be jokių taip. pasiekmių, be jokios psichologinės naštos, ar ne, ir va, tai, ką tu sakai, kad iš tiesų pakilo prostitucijos Mhm. skaičiai po šito filmo, tai mums labai rodo, kad, na, stipriai romantizuota viskas buvo. Tai Tikrai, taip. šitą filmą, nesakom, nežiūrėkit, pažiūrėkit, bet įvertinkit patį filmo scenarijų ir pagalvokit, ar čia tikrai yra graži meilės istorija ar ne. Tikrai taip. Dar vat galvoju, ar ne, irgi yra tokių, čia gal jau šiek tiek iš tada jau vėlesnių filmų, tai tarkim, ar ne, kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų. Taip, Tai apskritai vietos. visas tas filmas tiesiog bendras toksai įvairiausių įmanomų ribų peržengimo vaizdavimas, Taip, tiek iš vaikino pusės, tiek iš merginos, toks labai stereotipizavimas, kaip taip, tame santykyje galima atrodyti. Tai taip, tokia, taip, faina komedija pasijuokti, bet irgi labai svarbu turėti tokį žvilgsnį, kad kiek mes čia matom taip. to tokio ribų peržengimo, kur ten tai gerai gal atrodo perspaustai, bet pasąmonė mums gali užsilikti. Tai labai daug žodžių stereotipizavimo irgi tame filme, kad kaip gali vaikinai ar merginos, kaip jų ten tie elgesio modeliai galėtų turėtų Taip. atrodyti, nu toksai vat. Ir žinai, aš manau, kad tą filmą galima ir iš kito kampo žiūrėti, ar ne? Pažiūrėti su ta mintim, kad išmoktume suprasti, kaip gali būti ribos peržengimas, ar Mhm. ne? Neišmokti kaip iš vadovėlio, kaip reikia ribos peržengti, ar ne? Bet Taip. kokie veiksmai jau akivaizdžiai peržengia tas ribas, ar Mhm. ne? Kai tu visiškai nepaisai, sakykime, savo vaikino hobio, kuris nori pažiūrėti krepšinio rungtynes, kuriam labai svarbu pažiūrėti lemiamas sekundės ir tu iškeli savo poreikius aukščiau jo poreikio, kad tau ten atneštų atsigerti, ar ne? Tikrai labai geras toksai veidrodis pasigalvoti, ar aš kartais neiškeliu panašių sąlygų, ar ne? Kaip kitas žmogus gali jaustis, kai aš taip elgiuosi, ne? Nes kadangi parodoma, kad ten ar mergina, ar vaikinas kažką labai jau kenkia, tai parodoma, kaip kitas ten jau plaukus raunasi nuo galvos ir tuo išprotės nuo tokio elgesio. Tai tikrai sakau toks labai, man asmeniškai tą filmą sunku žiūrėti yra, nes kyla toks kaip ir antros gėdos jausmas, ar ne? Bet tikrai, tikrai labai, na, negražus, nesveiki tie santykiai. Yra keista, žinoma, visada tų romantinių filmų pabaiga, kad netgi ir po tokių įvykių viskas baigėsi ramiai, gražiai, su didžiausia meile, bet tas ribų peržengimas ten yra labai akivaizdus, tai sakau, tikrai labai gera pamoka gali būti, bet pamoka kaip nesielgti. Tikrai, taip.
Ir dar man šitoj sferoje ateina labai į galvą, jau tai irgi tokia klasika ir didžiausias, romantiškiausias filmas, tai Užrašų knygutė. Mhm. The Notebook, kur pati paauglystėje siaubingai mėgau tą filmą, kur Taip. buvo jisai labai labai gražus, ten aišku praverkta ir visa kita yra per tą filmą. Bet kai pažiūriu dabartinėm akim ir vat šitą filmą tikrai yra mes linkę tiesiogiai romantizuoti. Taip. Va toks perdėtas siekimas, kai aš dabar pažiūriu scenų iškarpas, kur jinai jam kokius mergina veikėja, kokius 10 kartų jam pasako ne. Taip. Ne, ir ne, ir ne. Ir po tų 10 kartų sakymo ne, dar jisai užsilipa ant rato ir Taip. bando vos nenusižudyti, jeigu tu man pasakysi ne. Aišku, nu, viskas vėlgi ar ne tokoj tarsi humoro ir taip toliau, bet nu, mes suprantam, kad toks elgesys visiškai kelintis pavojų gyvybei ir tas toks absoliutus to nepaisymas, privertimas eiti į santykį su juo, ten paskui ir toliau, ar net visokių veiksmų ir rizikingų būna ir panašiai, tai tokia galvoju, nu vau, tie santykiai prasidėjo nuo tokio visiškai smurtinio Taip, visiškai persekiojimo, spaudimo ir praktiškai gyvų spaudimo. negerbimo. Taip. Ir iš tiesų, kodėl mes stebimės, kad ir dabar, na, tyrimai rodo, kad Lietuvoje žmonės dar laikosi tos nuostatos, kad kai mergina sako ne, ji iš tiesų turi omeny taip. Tai tokie visokie filmai, jie labai stipriai prie to prisidėjo, nes kaip ir tu sakai, buvo ne, 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 o filme tai žinutė, tas ne yra priimamas kaip tenkis labiau, daryk daugiau, daryk dar kažkokį didesnį ten tą gestą, ar ne, vat rizikuok savo gyvybę, kad tu tik įrodytum, kaip tu manęs nori. Ir jeigu tu vat būsi daugiau, labiau, pavojingiau, tai tada jau ir aš tavęs norėsiu. Tai tikrai, na, nelabai gerai, žinote. Tikrai ne, nes vat būtent tas toksai love bombingas vadinamas, ir tas didelis siekimas, apskritai tie aistros kalneliai visi, kurie būna, kad ten skiriamės, taikomės, kas ir šitam filme to tikrai yra. Ir kuriam romantiniam filme nėra to, kad išsiskiriam dėl kažkokio labai rimtos priežasties, kur ir Nes būtų... nepasišnekėjo dažniausiai dėl to Arba išsiskiria. tai, jo, kur gal ir būtų taškas, gal tikrai tos santykius ir užbaigti kitą kartą, bet vis tiek tada taikomės, skiriamės ir žodžiu tas tęsiasi. Tai jo, labai daug modelių netinkamų yra filmuose. Taip. Netgi dar vieną norėčiau iš tų 90-ųjų, čia jau gal ankstyvų 2000-ųjų filmas, tai jame irgi yra labai daug visokio nepaisimo, tai užsispyrėlio sutramdymas. Angliškai vadinasi 10 Things I Hate About You, kur irgi toks šiek tiek platesnis pavadinimas, o mūsų pavadinimas jau lietuviškai suponuoja tą, kad čia reikia sustramdyti kažką, tai ar ne? Mergina, kuri turi jėgų pasipriešinti, taip, reikia sutramdyti. Ir tame filme labai daug vietos tokiems nesveikiems modeliams yra vien tai, kad pati pagrindinė veikėja, ar ne, jinai yra tokia stipri, savarankiška, tokia žinanti, ko nori, bet kažkodėl irgi visa tai siunčia žinutę, kad svarbiausia, ko tau reikia, tai vaikino ir kad tas vaikinas turi ją pavergti, sutramdyti, bet tuo pačiu, žinau, kad jūs ir mokymuose naudojate vieną šitą filmo sceną, kur girta mergina vakarėlyje yra tiesiog perduodama kitam vaikinui, kur mergina jau visiškai yra be jokių šansų išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, ar ne. Ir jinai yra tiesiog kaip daiktas perduodamas kitam vaikinui, kuris po to dėkoja už tą dovaną, už tą tiesiog, na, perduotą daiktą. Jo, vyrukai vienas kitam žodžiu padėkoja, kad vat. Pasirūpino vyrai. Jo, čia toks pasirūpinimas mergina tarsi, vienu žodžiu, tikrai tokiu labai trumpa scena jinai filme užima, ten, nežinau, 5 sekundės, bet tikrai gerai, kad ją iškapstėm, nes labai geras pavyzdys, kaip tai gali atrodyti. Bet kaip ir sakei, tam tokių vietų galima rasti. Tai labai įdomu žiūrėti filmus su kritiniu žvilgsniu ir tokių vietų atrasti. Taip. Ne viską reikia garsiai komentuoti, ar ne, gali savo pasižymėti, jeigu nenori, nežinau, prie draugų iš karto kelti diskusijas kiekvieną filmą žiūrint, bet tačiau tikrai su tuo kritiniu žvilgsniu pažiūrėti, atpažinti, kokie čia yra negeri elgesio modeliai, kokie yra geri elgesio modeliai, ar ne, ar tiesiog įsijungti filmą jau su to nusistatymu, kad įdomu, ar čia bus gražūs santykiai, ar visgi nesveiki santykiai. Tiesiog paanalizuoti, tai čia tas filmo žiūrėjimas yra visai kitoks, tada, kai tu, čia aišku galima
daug sričių tą naudoti, ar Taip, ne, žiūrėti, kaip skirtingi stereotipai atsiskleidžia, ar galbūt kokia nors nelygybė, ar tai būtų lyčių nelygybė, ar kokia nors rasinė nelygybė. Bet vat, visą laiką gerai turėti kuo didesnį kritinį žvilgsnį. Tai taip, mes šiuo atžvilgiu skatinam jūs turėti kritinį žvilgsnį, kaip ta romantika vaizduoja, taip, kaip tie taip. santykiai vaizduojami Ir filmuose. ką iš filmų aš noriu pasiimti sau ir ko nenoriu, Mhm. ar ne? Nes Taip. tikrai ir aš ir paauglystėje esu daug ir sakius, ir girdėjus frazę, oi, čia kaip filme. Ir tas, oi, čia Mhm. kaip filme dažniausiai būna apie kažkokią didelę pavydo sceną, apie kažkokį tai nelabai gerą elgesį, bet Mhm. oi, čia kaip filme ir atrodo, kad, na, čia jau yra tada kažkas labai labai daug ir labai labai gražaus. Taip, Tai, taip. kad atsirinkti, ką aš noriu, kad mano gyvenime būtų kaip filme, o ko vis dėlto gal iš filmų į realų gyvenimą nereikėtų perkelti. Tikrai taip. Tai tokios mūsų rekomendacijos. Žinot, ką žiūrėti, žinot, ką žiūrėti su kritiniu žvilgsniu. Tai labai labai kviečiu atrasti filmus, žiūrėti juos kritiškai mąstant, komentaruose rašyti filmus, kuriuos jūs rekomenduojat ar nerekomenduojat. Mes irgi mielai su jais susipažinsim. Mhm. Gal įtrauksim į mokymų medžiagą, o Tikrai gal taip. padarysim dar vieną analizę. Tai tikrai pasidalinkit su mumis savo mėgiamais ir nemėgiamais filmais. O daugiau tai sekite Moterų informacijos centrą Instagrame, Facebook'e, čia YouTube'e ir laukite dar mūsų rekomendacijų. Iki.